Labas, sekmadienis ir mes vėl susitinkame Investor LT kanale aptarti rinkos aktualijų. Kartu pasižiūrėsime, kokios pagrindinės naujienos labiausiai veikia mūsų portfelius, aptarsime makro, na ir kaip visada ieškosime naujų investavimo idėjų. Todėl, jeigu patinka tai, ką darau, niekada nepagailėk savo laiko, nes taip jūs padedate šiam kanalui augti. Iš karto noriu jūsų visų labai atsiprašyti už garso kokybę. Šiuo metu su mažyliu esu sanatorijoje, todėl video metu gali būti pašalinių garsų ir daugiau aido, bet tikiuosi, kad labai blogai nebus. Gerai, negaištam laiko ir pradėkime nuo bendros situacijos aptarimo. Turime jau trečią kritimo savaitę, S&P 500 šią savaitę pakrito 3,5%, indeksas jau žemiau 5000 punktų ribos. Beje, techninės analizės profai šioje vietoje jau sakytų štai 3 krentančios savaitės žvakės, kas reiškia, kad kritimas ir toliau tęsis. Tai žiūrėsime, kiek dar koreguosimės. Aš tikiu, kad kurį laiką dar judėsime žemyn, bet kai rinkos krenta, mums atsiranda puikios progos savo portfelius pasipildyti pigiau. Todėl niekada nereikia bijoti savalaikės korekcijos, nes ši korekcija tai ne todėl, kad staiga atskrido juodoji gulbė sužinojus, kad Iranas ar Izraelis paleido raketas. Nes apie situaciją artimuosiuose rytuose mes žinojom ir seniau. Mes galėjome sekti įvykius, vertinti šalių pozicijas, stebėti abiejų šalių pasisakymus, įvairias manipulacijas. Todėl kylančias rizikas irgi galėjome įsivertinti. Tuo tarpu juodoji gulbė vadinama tada, kai rinkas pasiekia itin negatyvi ir svarbiausia netikėta naujiena. Tai ši korekcija yra dėl to, kad pirmas dalykas. Kai rinkos stipriau auga, tiesiog kažkada ateina laikas joms pasikoreguoti, o per pastaruosius 6 mėnesius S&P 500 indeksas pakilo daugiau nei 20%. Nors didelio ekonomikos augimo nėra, didelio pozityvo artimiausiu metu irgi nesimatė, todėl viskas buvo paremta tuo, kad pinigų sistemoje yra daug, likvidumas augo, o jūs žinote, kad JAV iždo departamentas pardavinėjo trumpalaikės obligacijas, o jos yra puikiai priemonė kurti naujus pinigus sistemoje. Todėl finansinės institucijos puikiai tą darė. O kai atsirado hypas dėl dirbtinio intelekto, visa medija apie tai tik ir kalbėjo. Todėl didžiausios kompanijos buvo ant bangos. Na, o dabar situacija keičiasi. Apie ją jau kalbėjomės anksčiau. Pamenate, aš sakiau, kad kovo pabaigoje prasidės likvidumo spaudimas. JAV iždo departamentas nebegali pardavinėti trumpalaikių obligacijų, nebegali pasinaudoti reverse repo programos pinigais. Dabar Janet Yellen reikia pardavinėti ilgalaikės obligacijas, o jos jau nebėra tokios paklausios. Todėl žiūrėsime, kaip vyks tolimesni aukcionai, kas pirks tas obligacijas. Plius dabar labai svarbu, kad didžiausi turėtojai nepultų jų pardavinėti, nes tada bus dar didesnis spaudimas. Ir pirmiausia, reikia susitarti su Japonija, o pas Japonus yra tikrai situacija rimta ir kad savo valiutą palaikyti, jiems reikia parduoti dolerius ir pirkti jeną. Todėl neišvengiamai reikia pardavinėti turimas obligacijas ir gauti tos dolerius. Todėl jeigu JAV administracija sugebės išmaldauti, kad stipriai neišsiparduotų, tuomet spaudimas bus mažesnis. Jeigu ne, tuomet rinkoms bus sunkiau. Plius šitas mėnesis yra mokesčių mokėjimo mėnesis, todėl įmonės irgi turi iš rinkos išimti dalį pinigų ir atiduoti į JAV biudžetą, kas momente bus taip pat spaudimas likvidumui. Plius Fedas, nepamirškime, kad toliau mažina savo balansą, jis tiesiog iš sistemos išima pinigus, kartu galime pasižiūrėti, kaip aktyviai jis tą daro. Paskutinę savaitę, už kurią mes turime duomenis, tai nuo balandžio 9 iki 16 dienos, jis išėmė apie 33 milijardus dolerių per savaitę, tai yra tikrai daug, tiek kiek ir buvo planuojama pačioje pradžioje, apie 95 milijardus dolerių per mėnesį. Ir pamenate, mes kalbėjomės, kai tik stipriau Fedas ištraukia pinigus iš sistemos, tuomet stipriau matome, kad ir akcijų rinka juda žemyn. Tik paskutiniu metu tas neveikia, nes iždo departamentas su savo fiskalinė politika tiesiog suteikia daug likvidumo, todėl mes ir augome. O dabar turime šiokį tokį rinkos atvėsimą dėl susidariusių aplinkybių. Ir greičiausiai šitas ir sekantis mėnesiai bus liūdniausi mėnesiai šiemet. Tai dėl šio mėnesio kaip ir viskas aišku, o kalbant apie gegužės mėnesį, tai investuotojai turi tokį posakį. Sell in May and go away. Reiškia parduok akcijas gegužę ir sugrįžk tik po Helovyno jų atpirkti. Nes vertinama, kad ateinantys 6 mėnesiai nebus patys dosniausi. Tai žiūrėsime, kaip ten bus. Dabar korekcijai tikrai galime sakyti, kad pribrendo reikalas, bet supraskime, kad niekas nėra suinteresuotas labai dideliai rinkos griūčiai. Juk jeigu akcijų rinkos auga, mes kaip investuotojai tuomet jaučiamės turtingesni, laimingesni, tada esame patenkinti valdžia. Plius nepamirškime, kad JAV situacija yra tikrai rimta, jai reikia ir biudžeto skyles dangstyti, ir milžiniškas skolas aptarnauti, apie tai jau kalbėjomės anksčiau, pavyzdžiui, dabar vien sumokėti už palūkanas
jai reikia jau trilijono dolerių. Todėl JAV tikrai rimta situacija ir kol kas nieko kito, kaip toliau skolintis, ji nesugalvoja. Ir čia tikrai atsiranda keblumai, nes o kas norės jai toliau skolinti, jeigu JAV ekonomika atrodys silpna. Akcijų rinka bus nukritusi, doleris bus silpnas. Todėl suprantama, kad geriau neleisti rinkai stipriai nukristi ir geriausias scenarius, jeigu rinkos truputį atvės, pavyzdžiui, nukris 10-15%, kas nebus jokia tragedija. Ir žiūrėkime, vasarą vėl atsiras koks pozityvas, tada mes vėl pradėsime supirkinėti atpigusias akcijas. Ir aš čia neatmesčiau ir infliacijos mažėjimo tikimybės, nes Amerikoje beveik visi investuoja. Ir kai rinkos bus atpigusios, bus daug neįvertintų kompanijų, galbūt žmonės pagalvos pirkti dabar naują kelionę, naują daiktą, o gal geriau tos pinigus nukreipti į akcijų rinką. Na, juk taip tikrai gali būti. Todėl tokiame fone ir Bideno kandidatūra gali atrodyti visai tinkama rinkėjams, gali būti net pamiršta, kad būtent jo valdymo metais buvo tikra bėda žmonėms. Todėl nusiteikime, kad gali būti sunkesni artimiausi mėnesiai. Kol kas dar, aišku, nieko blogo nevyko. S&P 500 nuo paskutinių aukštybių nusileido kiek daugiau nei 5%, Nasdaq indeksas apie 7%. Todėl apibendrinant, galime teikti, kad rinkos korekcija šiuo metu lemia techninės aplinkybės, jeigu taip galime pavadinti, na ir papildomi veiksniai. Fedo palūkanų normų mažinimo peripetijos, kaip jau nekartą kalbėjomės, gali būti tik tai vienas sumažinimas šiemet. Greičiausiai jis bus prieš prezidento rinkimus, kad atsirastų daugiau pozityvo. Tuomet geopolitinė įtampa, ypač artimuosiuose rytuose, natūralu, kad situacija kelia nerimą ir paskutiniu metu kariniai veiksmai tarp Irano ir Izraelio matėme, kaip veikia naftos ir žaliavų kainas. Nors analizuojant šių šalių veiksmus, man matosi daugiau tam tikros manipulacijos ir kažkokie galimi neaiškus susitarimai, kažkaip keistai atrodo, kad abi šalis paleidžia daugybę raketų viena į kitą ir finale matome, kad didelės žalos nėra, aukų irgi praktiškai buvo išvengta. Tai atrodo kaip kažkokios jėgos demonstravimas viena kitai, nei rimto karo pradžia. Nors aišku, visaip čia dar gali būti. O trečias dalykas, tai žinoma, pirmojo ketvirčio rezultatų pristatymai. Kitą savaitę atsiskaitinės megacap kompanijos Tesla, Meta, Microsoft, Google ir kiti mums žinomi vardai. Todėl kitą savaitę investuotojai labai atidžiai stebės, ar neatsirado kokių silpnumo požymių. Todėl žiūrėsime, kaip rinkos atsilaikys kitą savaitę. O dabar matome, kad per savaitę Nvidia nukrito daugiau nei 13,5%. Čia įdomus dalykas, nes akivaizdu, kad dabar, kai likvidumas traukiasi, investuotojai baiminasi dėl savo pelnų. Todėl tiesiog suskubo užsifiksuoti, nors priežastis pateikiama pakankamai keista. Rašoma, kad kadangi Supermicro Computer nepateikė savo preliminarios pajamų ataskaitos prieš atsiskaitimą, todėl rinkos suprato, kad rezultatai bus silpnesni nei tikėtasi. Ir tokios spekulacijos persidavė ne tik pačiam SMCI, kuris nukrito daugiau nei 20,5%, bet ir tos pačios nuotaikos nusitempė ir Nvidia. Neva ji irgi pateiks prastesnius rezultatus. Na ir kartu draugiškai visas semikonduktorių sektorius ryškiai raudonuoja. Todėl žiūrėsime, kaip bus po pateiktų ataskaitų, kokie iš tikrųjų rezultatai ir kokios artimiausio laikotarpio prognozės. Apple toliau matome, kad krenta savo ramiai daugiau nei 6,5% per šią savaitę. Kaip žinote, jis jau prarado lyderio titulą pagal pagamintų išmaniųjų telefonų skaičių, nes šią garbę susigrąžino Samsungas, kuris ir buvo geriausias šioje srityje 12 metų iki 2023. Pietų Korėjos bendrovės dalis pasaulinėje išmaniųjų telefonų rinkoje 24 metų pirmąjį ketvirtį buvo 20,8%, Apple turi 13,3%, o trečioje vietoje liko Xiaomi su 14,1%. Apskritai iPhone siuntos per pirmąjį ketvirtį sumažėjo 10%. Kodėl? Todėl, kad auga Android konkurentų pardavimai. Tesla per šią savaitę prarado dar 14%. Kritimas prasidėjo pasirodžius naujienai, kad elektromobilių gamintojas ketina atleisti daugiau nei 10% savo darbuotojų visame pasaulyje. Tokį sprendimą Tesla priėmė siekdama sumažinti išlaidas ir pagerinti įmonės efektyvumą. Ruošiant įmonę kitam augimo etapui, labai svarbu atsižvelgti į visus įmonės aspektus, kad sumažintume išlaidas ir pagerintume našumą, sakė Tesla įkūrėjas Elonas Muskas. Kitas neigiamas momentas tai, kad medijoje pasirodė žinia, kad vairuojant Cybertrucką užstrigo akceleratoriaus pedalas ir automobilis įgavo maksimalų greitį. Laimiai vairuotojas išgyveno, bet dėl šio incidento atšaukta apie 3900 Cybertruck elektrinių pikapų. Bet ir prie tokių negatyvų Muskas nepasimeta ir bando vėl prašyti investuotojų patvirtinti jam $56 milijardų išmokėjimą.
Pamenate, mes kalbėjomės, kad Delavero teismas žiemą panaikino kompensacijų paketą ir 2018 metais nustatytą kompensacijų sprendimą pavadino labai ydingu, nes teismas nustatė, kad tuo metu valdybą valdė Elonas Muskas, todėl jis savo ir pasidarė tokius naudingus paketus. Tada pamenate, Muskas labai supyko, norėjo perkelti registracijos vietą iš Delavero į Teksasą ir štai dabar vėl atsinaujina ši istorija, tai žiūrėsime, kuo čia viskas baigsis. Kalbant apskritai apie Teslą, tai ji sugebėjo išlaikyti savo automobilių pristatymo augimą gerokai sumažinusi kainas, bet dabar tas jau nebeveikia, nes praėjusią ketvirtį pristatymai sumažėjo 8,4% palyginus su praėjusiais metais, o tai yra blogiausi rezultatai per 3 metus. Todėl 10% darbuotojų atleidimas, tai yra apie 14 000 žmonių, momente atrodo negatyvu, bet jeigu tai padės kompanijai susitvarkyti ir užsikurti naujam augimui, vadinasi taip ir reikia. Ir kažkada investuotojai šį žingsnį irgi priims palankiai. Čia tik tai laiko klausimas. Taip pat yra priimtas sprendimas sumažinti savarankiško vairavimo pagalbos vairuotojų programinės įrangos prenumeratos kainą nuo $199 iki $99 per mėnesį. Žodžiu, eilė sprendimų, todėl labai įdomu, kaip jie paveikė įmonės rezultatus. Be to, pamenate, rugpjūčio 8 dieną Tesla žada pristatyti robotaksi, todėl žiūrėsime, ar ištesės pažadą. Ir jeigu taip, tada bus daugiau pozityvų. Judėkime toliau, šią savaitę atsiskaitinėjo likę bankai, Goldman Sachs pateikė labai stiprią ataskaitą, taip pat pranešė, kad atleido 2% darbuotojų, kad sumažintų išlaidas ir čia investuotojai darbuotojų atleidimą priėmė kaip teigiamą dalyką. Morgan Stanley pirmąjį ketvirtį irgi padidino pelną, padidino pajamas, Bank of America sumažino pelną, bet stipriai viršijo pajamų prognozę. Tai šiame sektoriuje mes matome, kad didelių problemų kol kas nėra. Taip pat šią savaitę atsiskaitinėjo Netflixas, jisai pateikė labai stiprią ataskaitą, abonentų skaičius padidėjo 9,3 milijonais, o tai yra 2 kartais daugiau nei buvo prognozuota. Bet bendrovė pranešė, kad nuo 2025 metų nebeskelbs duomenų apie abonentų skaičiaus pokyčius, nes investuotojai turi sutelkti dėmesį į tokius rodiklius kaip pajamos ir veiklos marža. Kas aišku nuvylė investuotojus, nes investuotojai pagrindė ir žiūrėjo į abonentų augimo dinamiką, tai dabar tikrai bus niekas nebeaišku. Nors mes suprantame, kodėl toks įmonės sprendimas, natūralu, kad negali nuolat dideliais tempais augti, žmonių yra tiek, kiek yra ir kai jau surenki kelių šimtų milijonų auditoriją, tikrai nėra lengva ją išlaikyti. O ką jau kalbėti apie pastovų augimą. Todėl po stiprios ataskaitos kotiruotės čia krenta beveik 11%. Judėkime toliau, pasirodė naujienos, kad JAV ir Didžioji Britanija uždraudė pirkti rusišką aliuminį. Todėl metalo kainos išaugo ir kompanijos, kurios veikia šioje industrijoje, gali visai neblogai praturtėti. Taip pat pakilo aliuminio ir plieno kainos, nes buvo pranešta, kad Bidenas ketina 3-gubai padidinti plieno, aliuminio ir saulės moduliams importo muitus iš Kinijos. Jeigu tas bus patvirtinta, tai, laba diena infliacija, tu tikrai būsi dar ilgai su mumis. Ir čia matome, kad prekybos karas tarp didžiausių pasaulio ekonomikų aštrėja, todėl investuotojai į Kinijos rinką vis dar bijo eiti. Nors ten stiprios, progresyvios kompanijos prekiaujamos labai patraukliomis kainomis, bet investuotojai ten negrįžta. Beje, pasirodžius Bideno pranešimui, Kinija irgi neatsilieka ir pristatė 43,5% muitą cheminių medžiagų importų iš JAV, kas rodo, kad Pekinas nusprendė smogti pirmas ir įvesti naujus tarifus anksčiau nei Vašingtonas. O dabar truputis pozityvo. Matome, kaip po ataskaitos kompanija United Health, tikeris UNH, stipriai sužaliavo, šią savaitę plus 14%. Tai yra sveikatos draudimo, programinės įrangos ir sveikatos duomenų konsultavimo paslaugų teikėjas. Šią kompaniją aš seku ne 1 metus, dalinausi kažkada ir idėją ir matome, kad puikiai atidirbo pernai sausio mėnesį skaičiuota tikslinė kaina. Dar liko 10% potencialas, kas nėra labai daug, bet negali žinoti, galbūt stebint patinkančią perspektyvę kompaniją, atsiras kažkada progų įsigyti pigiau. Rinkos tikrai nestovi vietoje, jos banguoja, todėl progų įsigyti, kol jos dar netapo perpirktos brangios kompanijos, tikrai atsiranda nuolat. O aš stengiuosi tomis idėjomis ar galimybėmis dalintis. Todėl jeigu mano kuriamas kontentas buvo tau naudingas, kviečiu skirti dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčių mūsų įsteigtai nepelno siekiančiai asociacijai pavadinimu Investors Time. Tai galite padaryti iki gegužės 1 dienos. O kaip tą padaryti, trumpą instrukciją paliksiu pirmame pristatytame komentare. Didelis ačiū kiekvienam jau prisidėjusiam prie šios iniciatyvos plėtros.
O mes judėkime toliau, pagaliau įvyko ilgai lauktas taip vadinamas bitkoino halvingas. Ir dabar mineriai gaus pusę atlygio. Tokie padalinimai vyksta kas 4 metus ir įveda į sistemą defliacijos elementą. Todėl dabar žiūrėsime, kaip bitkoinas judės toliau. Kiek man teko domėtis, tai istoriškai likus keliems mėnesiams iki sumažinimo perpus, mineriai pradėdavo kaupti BTC atsargas, todėl atsiranda pasiūlos ir paklausos disbalansas, dėl ko ir augo kotiruotės. Bet po halvingo prasideda išsipardavimas, todėl žiūrėsime, kaip bus šį kartą. Vėlgi čia ekspertų yra daugybė, bet didžioji dalis kalba, kad istoriškai BTC viršūnės susidarydavo praėjus maždaug 7-12 mėnesių. Tai reiškia, kad kitas bitkoino megatopas bus maždaug nuo 24 metų lapkričio iki 25 metų balandžio mėnesį. Tai pasižiūrėsime, ar taip ir bus, nors vėlgi negalime čia labai praeities dalykų lyginti, nes dabar daug kas yra nebe taip, kaip buvo anksčiau, atsirado daugiau investuotojų, dabar makroekonominės sąlygos yra visiškai kitokios. Ne tik aukštos palūkanos, bet ir infliacijos augimo grėsmė yra labai didelė. Todėl žiūrėsime, kaip ten bus. Aš pati žinote, kad neinvestuoju, tai nėra verslas, todėl aš nesuprantu, kaip jį apskaičiuoti, kaip gauti jo vertę, bet žinau, kad jūsų didelė dalis į kripto investuoja, todėl aš mielai seku, kas vyksta ir tikrai bus smagu kartu su jumis pasidžiaugti, jeigu viskas susiklostys gerai. Dar norėjau pasidalinti įdomią naujieną susijusią su vargšu Boeingu. Pasirodo, kad jis planuoja iki 2030 metų patekti į Azijos rinką su skraidančiais automobiliais. Na taip, su lėktuvais jau ne kažką, tai kodėlgi nepereiti prie automobilių. Tai žiūrėsime, kaip jiems seksis, laikas bėga tikrai labai greitai, todėl nepastebėsime, kaip ateis tie 30-ieji. Na, o žiūrint apskritai šią pramonę, tai matome, kad gynyboje veikiančios kompanijos net ir šiame negatyve toliau žaliuoja, kaip beje ir utilities, supakuoto maisto atstovės, tabakininkai. Ir jeigu pažiūrėtume į šį žemėlapį laikotarpį už metus, tai būtent šios atstovės raudonavo žaliuojančiame fone. Matote, ar ne? Todėl natūralu, kad ateina laikas keistis vietomis, kurios ilgiau žaliavo, dabar koreguojasi, o kitos įmonės tiesiog grįžta prie savo realių verčių. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.